čia viena didžiausia gėdos jausmų, kokius esu jautęs. Buvau mažas vaikas, buvau pas mamos draugės, svečiuosi, žinai, su mamos draugės sūnum, žinai, mes ten kompų lošiam. Ir aš kažkodėl nuėjau pakakot, labai prikakau ir pamiršau nuleisti. Bet žinai, taip, kur prikakau, taip iki viršaus ir dar kokį pusę. Ką reiškia iki viršaus, tu tipo šratais šikie, tipo? Nesimatė dugno, tu, žinai. Ir tada dar belekiek pusę rulono, žinai, gal popieriaus išnaudau, primiečiu dar viršaus. Ir žiauriai norėjau Dragon Ball žaisti, nes mano eilė buvo. Ir tiesiog išbėgau iš statuliko. Ir tiesiog mes baigęs tada svečiuose pabuvom, žinai, išvažiavom namo ir man mama atėjo pas mane namo. O tu nuėjai kakot, ne? Pas draugą. Sukau, nu taip, mamukai buvau. Mamukai. Tai žinok, mano draugė po tavęs ėjo. Tai sakė, ką rado. Ir aš toks sakau, mama, tu nebegali bendrauti su to draugė. Ir šitas šūdas nutraukė draugystę ir su to draugu aš nebegali. Įsivaizduoji tokį epinį šūdą, šaut, kad motinas draugystę nutraukti.